Na tai sėki visi. Aš vėl grįžtu į Outlastą. Nu, aš atsimenu praeitam epizodė, nes čia turėjom labai ilgą pokalbį su juo. Jis dar kalba. Ai, palauk, atidarytos durys. Nu, dėl, man labai kalbėt, aš noriu grįžti iš tave išklausyti ir varyti. Nu, tai gerai, mirk tiesiog greičiau. Jau? Ačiū. Dievui. Užsičiaupė pagaliau. Kas čia vyksta? Man atrodo, čia man nereikia grįžti. Gerai, varom. Kur dabar varysim? Ir kodėl aš nebėgu? Nežinau. Taip. Ai jo, čia atsimenu, kur aš čia buvau aš. Oh! Au. Don't do that for me. Kur aš dabar einu, nežinau, neįsivaizduoju, žinau. Jis mane batus vaiduoklis ne iš tų prastųjų. Gaus čia neis. Aš tikiuosi. Viešpatie. Gerai, mes tiesiog varom. Aš tiesiog noriu išeiti iš čia gyvas. Yra čia kažkokie popieriai, kurie man neįdomus labai. Varom tiesiog ir viskas. Ai, čia dabar parutulys. Okei, man jau čia baisoka, žinokit, ir kraupu daros. Jeigu čia viską kontroliuoja kažkoksai rutulys, tai čia... O kas čia dabar? Nu jo. Dabar jau man atrodo, kad čia ne turnyras, o iš viso grina psichuškė. Nu jo. Čia kažkoks kraujas, iš viso suskaldytas. Kas čia rodo dabar? Aš kažkur mačiau šitos vaizdus. Man atrodo, kada čia kiną rodė. Ir šitą žmogų mačiau. Žodžiu, varom čia, lipam į viršų, gal kažką rasim viršų. Nieko. Labą dieną. Na gerai, varom. Kas čia? Pasukt kažką galima? Ne, negalima. Nu gerai, varom. O kas čia dabar? Man atrodo, aš išgirdau dar šmėklą. Nu, aš nenoriu tos. Su ta šmėkla, žinau, kad turi reikalų turėti. Nu, man jinai gyvenimą gadina. Okei, varom, kol čia pasirodė, nes jeigu čia saving parašė šitoj vietoj, tai
Kažkas vadinasi čia bus. Žinokit, man jau nesvarbu, kiek aš tų baterijų turiu. Man dabar svarbu greičiau baigti šitą žaidimą. Nes aš jau jaučiu, kad čia pabaiga. Papkė. What the fuck. Okei. Neįdomu. Paikariu. Nesvarbu. Kur dabar? O, pasuksim. Okei, varom iš čia. Ta muzikytė, tai žinau, kad tokia man čipsa. Tokia bam bam tam 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 tam. Kur dabar? Čiū tenais. Nes tenais buvo kažkokios durės užrakytos. O, žiūrėkit, dabar jas atidarytas. Lendam pro čia. Ir... Oh, fuck. Nemalonu man jau čia daros. Ir taip, žinot, mirštų ne nuo tos pabaisos, ne nuo to vaiduoklio, o tiesiog prašokęs pros... Nu... Netyčia, žinot, prašokęs pro skylę. Tai būtų epic film. Gerai. Ate, vaiduoklį. Ate, aš tau sakau. Ate. Jeigu tau... Auč. Kam tu man trenkėjai? Aš tiesiog vaikščiau. Aš nekreipdėmės, kad aš norėjau tave nužudyti, bet... Tai visiškai neturi jokios reikšmės. Bet... Okei. Varom tiesiog iš čia ir... Aš tikrai nenoriu susitikti su ta šmėkla daugiau. Gerai, čia nieko. Greičiau, greičiau. Bėgam. Bėgam. Greičiau, bėgam. Tikiuosi čia nestovės. Opa. Kur čia dabar? What the fuck? Nemušu. Aš tiesiog noriu gero žmonijai. Tu esi blogas. Nu supranti, tu esi blogas. Man reikia nužudyti tave. Varom iš čia, prie to burbulo kažkokio. Man jau net ausyse spėnė mano. Ai, gelbėkit. Nedarau durų, nes tas bilis gali tiesiog ir per sieną praeičiui. Ką dabar? O, čia. Warning. Okei, šitas šmėkla. Man ta šmėkla nepatinka. Ką dabar? Ką tu darai, šmėkla? Nelaužyk man kūno, aš noriu tiesiog namo. Ką tu čia darai dabar? Tu man... Sulindai mane. Jis arba ta šmėkla sulindo tiesiai į mano kūną. Kas per nesąmonę? Pasimam greičiau kamerą. Man atrodo, daugiau manau čia pavojų nebekils. Get out. Gerai. Man atrodo, tenais šonuose mes, kaip prisimenu, buvom, tai tenais nieko nebuvo. Nu, bet man tikrai sulaužė kokias kelias dvi kojas ir rankos supjaustytos visos
Gerai, kad dar galvos nenusuka. Šuo aš čia painu. Ne, nu, man jau... Okei. Aš didvyris šiandienos galėsim grįžęs namo pasigirt, kad aš nužudžiau šmėklą. Nors jinai ir sulinda į mane, bet... Nelabai svarbu. Okei, jau labai nebetoli. Ir bėgti jau nebegaliu. Man atrodo, varom lyg durų greičiau. Bet jeigu šitaip reikės eiti lygiai to exit, arba iš kitos vietos, kur aš atėjau, tai žinokit, čia nebus pas maloniausias vaikščiojimas, manau, aš bent jau taip. Kas čia? Nešauj. Aš išgelbėjau visus. What the fuck? Hey. You have become a host. Host. Jesus God, what is that thing? Kas čia buvo dabar? O. Man atrodo, jau pabaiga čia. Šito Outlasto. Aišku, dar yra Whistlebloweris, kurį greitų metų pereisiu. Tai net nežinau. Game on. Nu jo, gerai. Nu iš tiesų man šitas siaubo žaidimas labai patiko. Pridurt galėčiau tai, kad, nu, tie, nežinau, nu, tie patys, tie žmonės yra tokie, nu, ne žmonės, bet tai psichai, nu, pavyzdžiui, tas toras, nu, jie gan kvaili. Jie stiprus, bent jie gan kvaili. Nu, nežinau, man tai nepatiko, ta prasme, galėjo būti sudėtingiau, nu iš tiesų gal ir galėjo būti sudėtingiau, jeigu aš būčiau sudėtingesnį režimą pasiėmęs. Bet, na ta prasme, turiu omeny, kai būdavo tenais tie plyšiai, kokie nors, nu, kai būdavo tenais plyšiai iš plytų padaryti, kai jau negalime taip lengvai jų pramušti, nu tai suprantu. Bet kai buvo tiesiog porą tenais knygų lentynų pastatyta, tai pavyzdžiui, tas turulis galėjo tiesiog man juos nugriauti ar kažką panašaus. Aišku, žaidimai tobulėja, šitas nėra naujausias žaidimas, siaubo bent jau. Nu ir taip nėra naujausias. Bet, na, labai taip jau grafikos tai man visai patiko. Bet, nu ko aš dar čia pasigėdau? Nu pasigėdau galbūt, nežinau, to galbūt valdymo šiek tiek tas žmogus toksai, nežinau, nors šiaip valdymas visai normaliai. Bet, ta prasme, norėjau pasakyti, kad, nu, tokie būdavo tokie, nežinau, sunku žodžiu labai paaiškinti. Nu, tokie glitchiai galbūt, kurie, nu, einu ir tiesiog tenais, pavyzdžiui, parkūrinčia biški toksai sudėtingiau buvo, bet čia parkūrinimas iš tiesų lengvesnis, bent jau man, negu Minecraft'e. O šiaip tai, nu, labai gal pasigės kaip ir nieko daugiau neturiu. Na, o kas patiko, tai, nu, šiaip visas žaidimas patiko, nu, jis toksai baisokas. Nu, man bent jau buvo biški baisokas. Nu, biški, gal biški daugiau negu biški. Bet, nu, man nepatiko vienas dalykas, kad gale manęs sušaudė. Ir tenais kažkokios nesąmonės padarė ir become a host. Arba ghost. Na, man atrodo, dabar nepamenu, kas nebuvo parašyta. Nu, bet nelabai svarbu. O kas dar čia, nežinau. O daugiau kaip ir viskas. Šiaip rekomenduočiau patiems pažaisti šį žiauriai gerą žaidimą. Nu, man bent jau patiko. Tikrai. Nu, aišku, dabar kaip ir viskas.
su šituo Outlastu. Dabar bus Whistlebloweris, bet tai jau bus kitam epizode. Na tai turbūt viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.